Birželio 27-28 dienomis 16 kartą Kėdainių rajono laukuose kovai rikiavosi 21 artojas iš visos Lietuvos. Pirmąją varžybų dieną vyrai bandė pajausti naujų, jiems nežinomų laukų struktūrą, derino techniką bei nirtingai treniravosi. Nemažai darbo, kad varžybos įvyktų, įdėjo pagrindiniai organizatoriai – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbuotojai, kurių didžioji dalis ėmėsi itin atsakingo darbo – teisėjavimo. Balai maksimumas 10, bet maksimumas tai ir turi būti maksimumas. Tai 10, kaip sakant, reikia taupyti. Iš tikrųjų, kad jau yra išskirtinis. Kiek galėtum įvertinti, kiek balų duotum savo vagai? Manau, apie 8 balus turbūt. Yra, kaip matom, yra šiek tiek nuobirų, yra įkritę truputėlį žolių. Nėra visiškai švari, bet pakankamai tiesi. Daug ką pasakyti apie pirmosios vagos svarbą gali daugkartinis Lietuvos arimo čempionas, 7 kartus Lietuvai pasaulinėse artojų varžybose atstovavęs pedagogas Rimantas Kleiva. O kaip sekėsi ruoštis varžyboms jo mokiniui Žilvinui Markevičiui? Kol kas prastai. Tai patarimai visi jau susakyti. Jisai dabar bando susireguliuoti normaliam arimui, reiškia, pasiruošti varžybom. Žymim, susirašom viską, kaip pirmą važiavimą, kaip antrą turės daryti, kaip trečią ir taip toliau. Pirma vaga, ne pusė, sakykime, trečdalis darbo. Pirma vaga. Pagal ją visas tiesumas laikosi toliau. O jeigu pirmą nukreivinai, paskui turi darbo tiesinti. Tas tiesinimas visą laik matosi. 13 numeris atnešim siekime, ar kai tik pakiškoja? Sunku pasakyti, dar penktadienis bus. 13 ir penktadienis, tai va. Tai... Tikit skaičiais? Ne, netikiu. Birželio 28 dieną vyko iškilmingas respublikinio artojų varžybų atidarymas. Nepaisant nelaukto lietaus ir netikėtai žvarbaus oro, į renginį susirinko nemažas būrys svečių, norėjusių pasveikinti bei padrąsinti artojus. Nepabuvęs artojėliu, nepabuvęs artojėliu, nepabuvęs artojėliu, nebus geras, kareivėlis nebus geras, kareivėlis. Žinot, viskas čia priklauso traktoriui, kai tu sėdi ir laikai vairą rankose, nuo tavęs viskas priklauso, ką tu sugebi padaryti, ar tau išeina ar ne, o Seime nuo vieno Seimo pirmininko niekas nepriklauso, priklauso nuo 141 Seimo nario. Varžybų eiga bei technikos naujovėmis domėjosi ir svečias iš Danijos. Tokios varžybos, kurias matote man už nugaros, yra organizuojamos ir mano šalyje, Danijoje. Mes turime nemažai arimo entuziastų, kurie užsiema šią sporto šaką itin aktyviai. Arimas jiems dar ir hobis. Iš tikrųjų pas mus tai populiarus sportas. Įprastai pas mus varžybos vyksta 2 dienas. Vieną dieną ariame žalienas, o kitą ražienas. Visų pirma, varžybas organizuojame regionuose, atsirenkam stipriausią artoją. Danijos artojų varžybų dalyviai į varžybą žiūri labai atsakingai. Varžybų plūgo niekada nenaudoja ūkio darbuose, daug treniruojasi. Artojas ir plūgas turi tikti vienas kitam. Tas pats ir su traktoriumi. Jų kompiuteris daro tik tai, ką tu jam liepi daryti. Tas pats principas galioja ir plūgui. Danijos varžybose artojai kartais aria senais, netgi labai senais traktoriais, kuriuose yra labai mažai elektroninių pagalbinių priemonių. Todėl sportininkai turi viską daryti pasikliaudami tik savo jėgomis, nuojautą. Tokius sportininkus netgi malonu stebėti. Kaip jiems čia šiandien pasiseks? Prastai. Prastai? Kodėl? Ne, gal pasiseks, jeigu pradėti. Kieta žemė, ne plūga. Jūs manot, kad čia tik tai dėl žemės gali būti problemas? Mes pripratę minkštos žemės pakroj. Renginio organizatoriai išmoningai stengiasi užimti žiūrovų laiką. Iki tol, kol buvo paskelbti nugalėtojai, netruko žaidimų bei kitų linksmų pramogų. O šiek tiek atsipūtus po varžybų jaudulio, paskelbti 2013 metų geriausiai. Apverčiamųjų plūgų grupėje tradiciškai nepralenkiamas buvo kretingiškis Kazys Genčius, kuris pripažintas absoliučių varžybų nugalėtojų. Antrąją vietą užėmė artojas iš Kauno, Vilius Janeliūnas.
trečiąją pasvališkis Vilius Tinteris. Tradicinių plūgų grupėje prizininkų vietos susidėliojo kiek netikėtai. Pirmąją vietą laimėjo šilališkis Andrius Baublys, antrąją Stanislavas Marcinkus iš Jurbarko, o trečiąją Artojus iš Akmenės, Kazys Joniškis. Jauniausiu geriausiai arusiu artoju pripažintas pasvalietis Jonas Bogužas. Ateinančiais metais Lietuvai pasaulinėse artojų varžybose vykstančiose Prancūzijoje atstovaus Kazys Genčius bei Andrius Baublys. Andrius paklausėme, kokia jo varžybų sėkmės formulė. Aš tas formulės galiu parodyti iš tikrųjų. Čia yra jau šiokie tokie namų darbai, kas yra atsivežta iš namų. Tai yra surašyta, prie kokių matmenų, kaip kiekvienas plūgo elementas turėtų būti pastatomas. Realiai tai tokios kaip formulės nėra, tik tiesiog yra, kad turi gautis X skaičius važiavimų plus 30 cm arba minus 30 cm.